Na ką, tai štai čia kas liko krūvelę tokią dar išnešti, nes jau tiegų nebeturėjom, nieko neišnešėm. Bet va ta šaka, kur sakiau, kurią reikės nupjauti, štai ją ir nupjovė. Ir jos nebėra ir aš galėjau tada daugmaž, čia matot va, apeiti daugmaž šiukšlės aprinkti ir va čia liko dar šitą, kurios mes taip ir neišnešėm. Aš jau sakau, jėgų jam beturėjau. Su sūnum mes čia darbavomės. Va, tai va jau galėjau iš čia išrinkti dalį šiukšlių. Čia į tą pusę dar nelabai perėjau, tik medžius. Medžių, ne medžius, bet tokius ugliukus, nežinau, iš medžių išaugusius. Tai mes irgi kažkiek šitą irgi reikės pjauti lauk. Bet dar ne dabar, nes mano vyras, žinokit, viską daro, su juo reikia po truputį, aš jau perkandau jį, supratau, jeigu sakys ir tą, jam per didelis stresas. Po truputėlį va ir šitą, čia visą tą reikia šabakštyną aptvarkyti. Tai prisiprašiau, kad kitą kartą va šitas geležinės tvoras ir štai va visą šitą, matot, kad jis man iškabintų ir išmeščiau. Ir čia toliau mes tęsim darbus po šitą teritoriją. Išrenkant šiukšlės ir ją aptvarkant. Va, norėjau tą pasidžiaugti. Atsimenat, sakiau apie tuos baidarininkus. Atsimenat? Tai va, žiūrėkit, galite matyti. Laukia kaip tik. O ir dar vieni. Žinokit, kažkaip gražiai tas sodelis. Džiaugiuosi aš. Kažkaip džiaugiuosi. Čia irgi šį savaitgalį aš truputį aptvarkiau. Matot, toks va, buvo skilęs per pusę medis. Aišku, jį visą reikia jau irgi pjauti lauk, bet šiai dienai pavyko taip pat padaryti, kad liktų jo pusė, nes buvo nulūžus ta kita pusė. Tai čia jau seniau vyras nupjovo, bet mes tik šį savaitgalį išnešėm. Tik dabar priėjom prie to. Na va. Palieku visą šitą sodą kitam kartui. O dabar jau važiuoju namo. Dar vyras turėtų išardyti šitą mūsų laužavietę, nors gal nebūtinai. Gal ir nebūtinai.